Taigi jūsų dėmesio vėl Tauro sporto salė Šiauliuose, kur šiandien susitinka Lietuvos krepšinio lygos debiutantai. Pirmąjį sezoną pradedančios komandos Šiaulių Šiauliai prieš Vilniaus Sakalų komandą. Na ir startiniai abiejų komandų penketai. Šiaulių ekipa, 4 numeris Aleksandras Sakirovas, 8 Olegas Bulancevas, 10 Mindaugas Žukauskas, 11 Arvydas Tomkevičius ir 13 Robertas Gedraitis. Ir Vilniaus Sakalai Erikas Kučiauskas, Arvydas Gronskis, Linas Kadaravičius, Andrius Gedraitis ir Valdas Liegus. Šių rungtynių teisėjai Virginijus Davidavičius ir Kęstutis Pilipauskas iš Kauno. Rungtynių komisaras Vytautas Ručinskas taip pat iš Kauno. Taigi pirmasis kėlinys 0-0. Ir Olegas Bulancevas, Šiaulių komandos centro puolėjas prieš Eriką Kučiauską. Ir laimi kamuolį Vilniaus Sakalų komanda, kaip jau minėjom. Abi komandos gan sėkmingai pradėjo pirmasis Lietuvos krepšinio lygos pirmenybės. Šiauliai laimėjo iš 7 rungtynių, laimėjo 4 taškus. Sakalų komanda per 8 rungtynės iškovojo 3 pergalės. Ir štai dabar pirmosius 2 taškus pelno Valdas Liegus. Sakalų komandos gerbėjai ir tie, kurie įdėmiau stebi mūsų transliacijas, tiek ir visą Lietuvos krepšinio lygos čempionato eigą, turbūt pastebėjo, kad šiandien startinėme Sakalų komandos penketą nėra pagrindinio puolėjo, rezultatyviausio Šiaulių komandos žaidėjo Daliaus Darulia. Jis vis dar gydosi traumą ir matyt buvo traumuotas meniskas Daliui Daruliui ir matyt dar ne visai atsigavo. Dalius Darulis, nors nepaisant to, kad per kiekvienas rungtynės jis įmeta vidutiniškai po 21 tašką, matyt tas krūvis, kuris tenka Daliaus Darulio traumuotai kojai, yra šiek tiek per didelis ir už tai labai principingos ir labai atkakliose rungtynėse jo aikštelėje nematysime. Na ir atkovoja kamuolį dabar Šiaulių krepšininkai po nesėkmingos atakos ir perdavimas Olegui Bulancevui. Olegas Bulancevas rezultatyviausias žaidėjas, 2 taškai ir dar pražanga Valdui Liegui. Valdas Liegus, Vilniaus Sakalų komandos centro puolėjas, iki šių rungtynių vidutiniškai žaisdavo per kiekvieną susitikimą po 6 minutės ir pelnydavo po 1 tašką, tačiau labai taikliai atakuodavo iš 2 taškų zonos, jo pataikymų procentas 57%. Na, Olegas Bulancevas šiais metais, kaip minėjau, ir pernai tapo tikrų savo komandos lyderiu. Jis yra rezultatyviausias komandos žaidėjas ir vienas iš taikliausių krepšininkų Lietuvos krepšinio lygoje. Dar kartą šis epizodas, 9 numeris Olegas Bulancevas, 2 taškai ir dar vienas taiklus metimas. Valdas Liegus, netaiklus metimas, prasižengė Erikas Kučiauskas, įstumtelėjo puolime Šiaulių komandos puolėją Arvydą Tamkevičių ir tai yra pirmoji Eriko Kučiausko pražanga. Na, šiandien galiniai Sakalų komandos linijai be abejonės krūvis bus dar didesnis negu įprastose rungtynėse, kadangi teks padėti Valdui Liegui tvarkyti su Olegu Bulancevu. Dar 2 taškus pelno Šiaulių krepšinio klubo žaidėjas, 10 numeris Mindaugas Žukauskas, vienas iš rezultatyviausių Šiaulių komandos krepšininkų, pelnantis po 14,5 taško per kiekvieną susitikimą. Ir dabar jau Sakalai pradeda dar vieną ataką, jie pralaimi 4-5. Andrius Gedraitis, perdavimas Kučiauskui, Kučiauskas suklaidino Žukauską ir Žukauskas jau praleidęs Eriko Kučiausko pro galinę liniją sukerta Erikui per rankas ir prasižengia pirmąjį kartą. Pirmoji ir Šiaulių komandinė pražanga, sužaista minutė 47 sekundės ir tęsia ataką Sakalai. Gedraitis, puikus perdavimas Gronskiui ir nepataiko Arvydas Gronskis, o tuo metu Šiauliai, na, jau atrodė, kad pereis į greitą puolimą, tačiau dabar su kamuoliu Aleksandras Sakirovas, vienas iš vyriausių Šiaulių komandos žaidėjų. Vėl pražanga yra įrašoma Andriui Gedraičiui. Antroji komandinė Sakalų komandos pražanga, vėl grąžino kamuolį aikštelę Šiaulių krepšininkai. Na, šiandien, kaip ir įprasta, susirinko pilna Tauro sporto salė Šiaulių komandos gerbėjų. Na ir Šiauliai nuo pat pirmųjų rungtynių, nuo pat pirmojo LKL turo pradėjo mušti visus LKL reguliaraus sezono lankomumo rekordus. Na ir dabar vidutiniškai per kiekvienos rungtynės namuose į šią salę ateina, jeigu neklystu, apie 1,5 žiūrovų. Ir šiandien ši salė užpildyta Šiaulių komandos gerbėjais, be abejonės. Jos skatina ir puikus Šiaulių komandos startas iš 7 rungtynių 4 pergalės ir 5. vieta, na tiesa 4-5 vieta. Jie turi 4 taškus kaip ir Kauno Lavera. Kauno Lavera yra aukštesnėje vietoje dėl to, kad laimėjo tarpusavio susitikimą. Ir dar kartą praranda kamuolį Vilniaus Sakalų komanda. Vilniaus Sakalų komanda sužaidė vienomis rungtynėmis daugiau ir iškovojusi vieną pergalę mažiau. Tačiau nepaisant to, jeigu jie šiandien įveiktų savo varžovus,
jie Šiaulius aplenktų bet kuriuo atveju, na, o kiekgi komandų pralenktų Vilniaus Sakalai bendroje turnyrinėje lentelėje priklausytų nuo to, kaip šiandien sužais kitos komandos. Na, beje, vyksta 4 rungtynės dar šios dienos LKL ture. Olimpas Plungėje žaidžia su Lavera. Šilutė paskutinę vietą užimanti komanda šiandien susitinka savo aikštelėje su Vilniaus Statyba, kuri užima 3-ąją vietą, laimėjusi 5 pergalės. Lietkabelis žaidžia namuose su Atleto komanda ir Neptūnas Klaipėdoje su Žalgiriu. Na, beje, 2 Neptūno pergalės namuose, aišku, turėjo taipogi suteikti minčių Klaipėdos komandos gerbėjams ir šiandien ši dvikova Klaipėdoje taip pat turėtų būti atkakli, bet turbūt kaip ir visos kitos likusios, o ypač šios dienos rungtynės, kurias dabar jūs matote. Arvydas Gronskis dar kartą nepataiko, mesdamas iš baudos aikštelės ir vėl skuba į priekį Šiaulių krepšininkai Aleksandras Satyrovas, beje, taipogi patenka į LKL 10-tuką. Jis yra antras visoje LKL pagal baudų taiklumą, vidutiniškai metantis 94% taiklumu visas baudas, iš viso jų metė 17, pataikė 16 taiklumų, metą tik tai Rytis Vaišvila iš 21-20 ir 95%. Na, Šiauliai vėl persvara, vėl pirmauja 1 tašku, 7-6, 3 minutės 20 sekundės. Bulancovas netaiklus metimas, Kučiauskas su kamuoliu. Ir stapteli perduoda į Andriui Giedraičiui. Giedraitis Valdui Liegui. Ir vėl Kučiauskas iš 3. Netaiklus metimas ir vienas Arvydas Tamkevičius, 2,2 cm krepšininkas, kovoja dabar po savo krepšiu. Nebuvo nei savų žaidėjų, nei varžovų. Erikas Kučiauskas dabar pralaimi šią dvikovą, kovodamas su Olegu Bulancovu. Robertas Giedraitis. Ir matyt, tikėjosi, kad kažkuris iš Sakalų krepšininkų šoks blokuoti jo metimo. Darė klaidinantį judesį, metė iš labai nepatogios padėties, nepataikė Erikas Kučiauskas. Krepšio 2 taškai. 8-7 pirmauja Vilniaus Sakalų komanda. Erikas Kučiauskas savo komandai pelno pirmosius 2 taškus, 4 yra įmetęs Andrius Giedraitis ir 2 Valdas Liegus. Šiaulių komandoje 3 taškus įmetė Olegas Bulancovas, po 2 Mindaugas Žukauskas ir Aleksandras Satyrovas ir dar vieno Šiaulių krepšininkų klaida. Sužaista 4 minutės 20 sekundžių ir minutės pertraukėlės dabar prašo Šiaulių komandos vyriausiasis treneris Antanas Sireika. Ir štai dar kartą šis epizodas, kuomet sėkmingai įveikė Mindaugo Žukausko gynybą. Erikas Kučiauskas pelnė pirmosius 2 taškus ir persvarė rezultatą Sakalų komandos naudai. Nereikia aiškinti, kad šios rungtynės yra principinė dviejų senų varžovų dvikova pernai metais. Būtent tarp šių dviejų komandų vyko pati atkakliausia kova ir štai matome rezultatyviausius krepšininkus abiejose komandose. Dalius Darulis, kuris šiandien nežaidžia, pelno vidutiniškai po 21 tašką ir Olegas Bulancovas Šiaulių komandoje beveik 20,3 taško per susitikimą. Tai yra 9 vieta, Olego Bulancovo 9 vieta LKL 10-tuke. Na ir įdomu, kaipgi Daliaus Darulio 21 tašką šiandien kompensuos Sakalų komanda. Ir baigėsi minutės pertraukėlė, grįžta į aikštelę Šiaulių komanda. Ir pirmasis keitimas Šiaulių ekipoje vietoj 10 numerio Mindaugo Žukausko į aikštelę įeina 6 numeris Nerijus Rimkevičius. Krepšininkas, kuris ir pernai žaidė Lietuvos krepšinio lygoje, tik Laveros komandoje. Ir štai šiemet išvyko į Šiaulius, pasirašė kontraktą su LKL debutante. Ir prasižengė Šiaulių komandos 11 numeris Mindaugas Žukauskas. Ir tai yra... Atsiprašau, ne Mindaugas Žukauskas, o Arvydas Tamkevičius. Pirmoji Arvydo Tamkevičiaus pražanga. Arvydas Gronskis meta baudos metimus ir taiklus antrasis baudos metimas. 9-7. Pirmauja Vilniaus Sakalai. Su kamuoliu Šiaulių komandos krepšininkai. Arvydas netaiklus metimas iš po krepšio, dar bandė kovoti dėl kamuolio Arvydas Tamkevičius, tačiau jo atrodo buvo užmynęs ant galinės linijos ir kamuolys atitenka Vilniaus Sakalų ekipai. Arvydas Gronskis kartu su Eriku Kučiausku paskutiniai pereina į Sakalų komandos pusę, į Šiaulių komandos pusę. Ir Erikas Kučiauskas, dar vienas bandymas, vėl nesėkmingai. Ir greita Šiaulių ataka Robertas Giedraitis prasiveržia
čia vis tik prasibrauna pro dviejų Sakalų komandos žaidėjų statomas barikadas ir pelno pirmosius 2 taškus šios dienos rungtynėse savo komandai, lygindamas rezultatą 9-9, 5 minutės 10 sekundžių sužaista pirmajame kėlinyje ir rezultatas, kokio ir reikėjo tikėtis, lygus. Erikas Kučiauskas, bandymas ir dar 2 taškai, ketvirtasis Eriko Kučiausko taškas, na ir beje, abu taiklius metimus Erikas Kučiauskas pelnė būtent įsiverždamas į baudos aikštelę. Erikas Kučiauskas per kiekvienas rungtynės pelno vidutiniškai po 12,5. Tai yra ketvirtas rezultatas Vilniaus Sakalų komandoje, o tuo metu antrąjį kartą prasižengia Valdas Liegus, pagrindinis šiose rungtynėse pagrindinis Sakalų komandos centro puolėjas, 2,3 cm ūgio krepšininkas, prie baudos metimų linijos Olegas Bulancevas. Olegas Bulancevas iš 2 taškų zonos meta 60% taiklumu, iš 3 taškų atakuoja dar taikliau 63%. Na tiesa, ir šis rezultatas yra taipogi tarp geriausių LKL krepšininkų. Metė 16 tritaškių, Olegas Bulancevas pataikė 10 ir vidutiniškai 63%. Fantastiškas pataikymų procentas Olegui Bulancevui, kuris, priminsiu, yra Šiaulių komandos centro puolėjas. Taigi 11-10 pirmauja Vilniaus Sakalai, 1 taško persvara. Erikas Kučiauskas jo metimą blokuoja iškart 3 Šiaulių krepšininkai ir prasižengia 10-asis numeris Mindaugas Žukauskas. Pirmasis rimtas signalas Antanui Sireikai, 3 Mindaugo Žukausko pražanga. Na ir keitimas Šiaulių komandoje. Ant atsarginių žaidėjų suolelio atsisėdo Olegas Bulancevas, netrukus vėl į aikštelę, įeis ir 11 o tuo metu pataiko pirmąjį baudos metimą Erikas Kučiauskas, 12-10, didina skirtumą iki 2 taškų ir jūsų ekranuose buvo Šarūnas Sakalauskas, vyriausiasis Sakalų komandos treneris. Sakalauskas treniruoja Sakalus, 13-10, pirmauja Vilniaus Sakalai. Aleksandras Sakirovas iš Kvedaravičių iš labai sunkios padėties vėl sumažina skirtumą iki 1 taško, 13-12 pirmauja Sakalai ir Valdas Liegus iš 2 nėra. Atkovoja kamuolį Andrius Giedraitis ir prasižengia Nerijus Rimkevičius. Šiaulių komandos žaidėjas ir dar kartą epizodas, kuomet 3 bandė uždengti Eriką Kučiauską Šiaulių komandos krepšininkai. Nerijus Rimkevičius prasižengia pirmąjį kartą ir perima kamuolį dabar Arvydas Tamkevičius, perdavimas Robertui Giedraičiui. Ir pražanga Valdui Liegui. Tai yra 3 Valdo Liegaus pražanga, sužaista dar tik 6 minutės 10 sekundžių. Ir pagrindinis Sakalų komandos centro puolėjas jau turi 3 asmeninės pražangas. Na, Sakalų komandos rezerve dar yra Eugenijus Piešina, 2 metrai 4 centimetrai. Arvydas Tamkevičius pataiko pirmąjį baudos metimą ir išlygina rezultatą 13-13, o štai antrasis metimas netaiklus ir vėl prasižengia Nerijus Rimkevičius. Kovodamas dėl kamuolio stumtelėjo Arvydą Gronskį, antroji Nerijaus Rimkevičiaus pražanga ir 13-13 rezultatas lygus, sužaidus 6 minutės 15 sekundžių vėl su kamuoliu Sakalų krepšininkai. Arvydas Gronskis, 20-metis krepšininkas, 1,90 cm ūgio sportininkas, taipogi pelnantis 12,5 taško per kiekvienas rungtynės, o dabar dar 2 taškus pelno Andrius Giedraitis. Jis rezultatyviausias krepšininkas Sakalų komandoje, kaip ir Erikas Kučiauskas. Andrius Giedraitis įmetė po 6 taškus šios dienos rungtynėse, o dabar Sakalai ginasi. Prasiveržė į baudos aikštelę, palindo po krepšiu, tačiau atakuoti nesiryžo ir perdavė kamuolį toliau nuo krepšio stovėjusiam draugui. Na, o dabar pats metas kovoja kamuolį Arvydas Tamkevičius, antrasis metimas sėkmingas ir vėl lygų 15-15. 7 minutės sužaista pirmajame kėlinyje. Arvydas Gronskis su kamuoliu, Erikas Kučiauskas. Ir vėl įsiveržė į baudos aikštelę, jo metimą dabar blokuoja 15-asis Šiaulių komandos numeris Sigitas Birutis, 2,4 cm ūgio krepšininkas, žaidęs dar pradinis išsėmė Arvydas Gronskis. Ir Robertas Giedraitis veržiasi į baudos aikštelę, meta 2 taškai, 17-15 po gan ilgos pertraukos, vėl į priekį įsiveržė aikštelę šeimininkai, 2 taškais dabar pirmauja Šiaulių komanda, 7 minutės 20 sekundžių sužaista pirmajame kėlinyje.
iš 3. Yra netaiklus metimas, na, pavyzdingai dabar Vilniaus Sakalų komandos aukštuosius žaidėjus atitvėrė nuo savo krepšio Šiaulių komandos aukštaūgiai ir nebuvo jokio vargo kovojant dėl atšokusio kamuolio. Ketvirtoji Valdo Liegaus pražanga. Nu, dar kartą stebite Andriaus Roberto Giedraičio prasiveržimą, suklaidino savo varžovą ir pelnė 2 taškus. Robertas Giedraitis, beje, per kiekvienos rungtynės jis įmeta vidutiniškai po 9,5 taško ir labai taikliai atakuoja iš 39% taiklumu. Nu, dabar dar kartą sėkmingai užbaigia ataką Šiaulių komanda 19-15. Po taiklaus Arvydo Tamkevičiaus 2-taškio metimo pirmauja Šiaulių komanda, įgyja jau 4 taškų persvarą ir tai yra didžiausia persvara, kurią Šiauliai kol kas turi turėjo šios dienos rungtynėse. Lygiai 8 minutės sužaista pirmajame kėlinyje ir į aikštelę įeina penktasis Šiaulių komandos numeris, tai Raimundas Jocius. 1,85 m ūgio krepšininkas, o ant atsarginių žaidėjų suolelio ką tik matėte su vyriausiųjų Šiaulių komandos treneriu besišnekučiuojantį Aleksandrą Sakirovą. Ir dar vienas netaiklus metimas, na, kol kas nelabai taikliai atakuoja Vilniaus Sakalų komanda varžovų krepšį pirmajame kėlinyje. Sužaista 8 minutės 20 sekundžių, prasižengė Sigitas Birutis, pirmoji jo pražanga ir dabar taktiškai brandžiai sužaidė Valdas Liegus, laiku užtvėrė kelią, kaip sakoma, pagavo judesyje Sigitą Birutį, būtent atspėjo pro kurią pusę metimui Sigitas Birutis ir privertė prasižengti Šiaulių komandos žaidėją, tačiau nesugebėjo išnaudoti šios progos Sakalų komanda Robertas Giedraitis. Pražanga Erikui Kučiauskui 4-ajam numeriui. Štai dar kartą šis epizodas. Ir atsitrenkia į Valdą Liegų, besiverždamas pro kairėje pusę Sigitas Birutis. Nu, Erikas Kučiauskas prasižengė antrąjį kartą šios dienos rungtynėse ir Robertas Giedraitis prie baudos metimų linijos dabar gali padidinti rezultatą dar 2 taškais. Na, Robertas Giedraitis dėsninga, kad nepataiko pirmosios baudos. Apskritai bauda šiame čempionate šis krepšininkas meta tik 10% taiklumu ir štai antrasis metimas taip pat netaiklus. Ir tai turbūt turėtų žinoti ir Sakalų komandos treneris Šarūnas Sakalauskas. Jeigu rungtynių pabaigoje susidarytų tokia situacija, kad reiktų Sakalams kovoti dėl kamuolio, net prasižengiant, tai geriausiai turbūt iš visų Šiaulių krepšininkų geriausiai tai daryti prieš Robertą Giedraitį. Na, aišku, tikintis, kad šiandien jis nemes baudų daug taikliau, negu jis tai daro vidutiniškai per kiekvienas iki tol žaistas rungtynės. 19-15, jau kurį laiką nesikeičia rezultatas. Ir Robertas Giedraitis netaiklus metimas, kamuolį atkovoja, ką tik aikštelėje pasirodęs Gintaras Grygas, tačiau čia pat praranda perduodamas kamuolį. Ir dabar dar vieną kamuolį iš šios dienos rungtynėse perima Robertas Giedraitis. Perdavimas Arvydui Tamkevičiui. Andrius Giedraitis, kuris dengia Arvydą Tamkevičių, dabar turbūt šiek tiek sudvėjojo, atsitraukė šiek tiek nuo Arvydo Tamkevičiaus. Matyt, tikėjosi, kad pastarasis veršis link krepšio ir taip norėjo turėti daugiau erdvės, kad užkirstų kelią šiam manevrui. Tuo metu Arvydas Tamkevičius metė iš 2 taškų zonos, pataikė, pelnė 2 taškus, 21-15, pirmauja Šiauliai ir komercinė minutės pertraukėlė. Netrukus, matyti, firmos VT vadovai, Lietuvos krepšinio lygos vadovai pasirašys bendradarbiavimo sutartį ir firma VT taps vienu iš 3 pagrindinių Lietuvos krepšinio lygos rėmėjų. Priminsiu 2 pirmuosius, tai akcinė bendrovė Utenos gėrimai ir Lietuvos akcinis inovacinis bankas. Na ir galbūt netrukus prie jų prisijungs firma VT ir 2 truputį mažesni rėmėjai, tai dienraštis Lietuvos rytas ir Baltijos televizija. 24-15 pirmauja Šiaulių komanda, jau 9 taškų persvarą dabar įgyja aikštelės šeimininkai, sužaista 10 minučių 15 sekundžių. Valdas Liegus rodo teisėjas, kad galima žaisti toliau.
ir Šiaulių krepšininkai vėl atkovoja kamuolį po truputį, įgydami ir gan solidžią persvarą ir perimdami iniciatyvą į savo rankas. 10 minučių komandos, beveik 10 minučių komandos kovojo taškas į tašką. Keitimas Sakalų komandoje, stiprinama antroji Vilniaus komandos linija, aikštelę įėjo 14 numeris Eugenijus Piešina. Dabar Eugenijus Piešina nesuspėja išsiveržti už Sigito Biručio užtvaros ir dar 3 taškus savo komandai pelno Mindaugas Žukauskas. 27-15 ir 12 taškų persvarą jau turi Šiaulių komanda, na, ją dar 2 taškais sumažina Andrius Giedraitis, na, o prieš tai buvęs Mindaugo Žukausko metimas buvo metimas iš 2 taškų zonos. Ir tai jų dabar skirtumas 9 taškai, 26-17. Sigitas Birutis prasiveržia į baudos aikštelę ir liečia kamuolį būtent Sigitas Birutis. Jis atitenka Sakalų komandai, kamuolį į aikštelę dabar grąžina Linas Kvedaravičius. 2 keitimai Vilniaus Sakalų komandoje. Vietoj Gintaro Grygo į aikštelę vėl grįžta Erikas Kučiauskas, nuo Liną Kvedaravičių keičia Arvydas Gronskis. Būtent Arvydas Gronskis dabar su kamuolį. 11 minučių ir 20 sekundžių jau praėjo nuo pirmojo kėlinio pradžios. Ir 9 taškais pirmaujantis Sakalai dabar ginasi iš 3 Giedraitis. Ir netaiklus tritaškis metimas, kol kas Vilniaus Sakalų komanda nepataikė ne vieno tritaškio. 26-17. Nuo Šiaulių komandoje vienintelį tritaškį metimą įmetė Mindaugas Žukauskas. 26-17. 9 taškai ir skuba į priekį Giedraitis. 2 taškai ir pražangos nėra. Galbūt atrodė, kad teisėjai galėjo skirti pražangą Andriui Giedraičiui, tačiau viskas rungtynių arbitrų nuomonė viskas vyko pagal taisyklės. 26-19 ir Sakalai sumažina skirtumą dar 2 taškais. Dabar Šiauliai pirmauja 7 taškų persvarą ir su kamuoliu Raimundas Jocius iš 2 taškų taikliai pelno pirmosius 2 taškus. 1,85 cm ūgio Šiaulių komandos gynėjas Erikas Kučiauskas dabar bando prasiveržti pro Raimundą Jocių. Puikus perdavimas Andriui Giedraičiui. Ir vėl 2 taškai iš Šiaulių komandos krepšį. Štai dar kartą šis epizodas. Olegas Bulancevas ištvėrė kelią Andriui Giedraičiui, tačiau matyt šiek tiek pavėlavo. Ir pražangos puolime teisėjai nepaskyrė, Narvos nepraranda kamuolio, dabar Šiaulių krepšininkai, dar vienas metimas netaiklus, tačiau nusiima kamuolį ir dar kartą netaikliai meta į krepšį, šįsyk netaiklus buvo Arvydas Tamkevičius, skuba į priekį Sakalai, Erikas Kučiauskas iš 2 taškų, 28-23, vėl priartėja Vilniaus Sakalai. Keitimas Šiaulių komandoje ir minutės pertraukėlės. Dabar prašo Šiaulių komandos vyriausiasis treneris Antanas Sireika. Taigi 28-23 pirmauja aikštelės šeimininkai. 5 taškų persvara, kurią Šiaulių krepšininkai įgyja per 13 atkaklių pirmojo kėlinio kovos minučių. Grįžta aikštelę abi komandos. Sakalų komandos penketas dabar toks: Andrius Giedraitis ir Arvydas Gronskis, 2 gynėjai. Krašte žaidžia Gintaras Grygas ir kitame krašte Erikas Kučiauskas, ir centre turbūt žais ir Olegą Bulancevą dengs Eugenijus Piešina. Na ir Šiaulių komandos penketas: 4 numeris Aleksandras Satyrovas ir Robertas Giedraitis, 2 gynėjai. Arvydas Tamkevičius ir 14 numeris Arvydas Kalvelis, 2 krašto puolėjai, ir Olegas Bulancevas centre. Būtent prieš Olegą Bulancevą dabar žaisdamas prasižengia Eugenijus Piešina. Pirmoji Eugenijaus pražanga šios dienos rungtynėse. 13 minučių 15 sekundžių sužaista jau pirmajame šių rungtynių kėlinyje ir baudas meta Olegas Bulancevas. Taiklus pirmasis baudos metimas. Na, 25 baudas jau metė Olegas Bulancevas, pataikė 19, 75%. Toks yra Olego Bulancevo vidurkis. Na ir antroji bauda netaikli, 29-23. Arvydas Gronskis, Erikas Kučiauskas. 2 taškai ir bauda prasižengia. 11 numeris Arvydas Tamkevičius, antroji Arvydo pražanga. Na ir dabar labai
Įspūdingai sužaidė Erikas Kučiauskas, staigiai sustojęs ir suklaidinęs Arvydą Tamkevičių apgaulingų bandymų įsiveržti į baudos aikštelę. Metė, nepaisant to, kad Arvydas Tamkevičius sukirto per ranką Erikui Kučiauskui, pataikė Erikas iš 2 taškų zonos, įmetė vieną baudą ir nupjovė per pus Šiaulių komandos pranašumą 29-26. Tik 3 taškais dabar pirmauja aikštelės šeimininkai. Lieka žaisti 6 minutės 20 sekundžių pirmajame kėlinyje ir tik 3 taškai. Olegas Bulancevas iš 3 per Andrių Giedraitį. Netaiklus antrasis iš eilės, netaiklus Olego Bulancevo metimas iš 3 taškų zonos ir skuba į priekį Sakalų komanda. Perdavimas ir puikiai Sakalų komandos ataka. Puikiai dabar sužaidžia Gintaras Grigas ir Andrius Giedraitis. Pastarasis pelno jau 14 tašką savo komandai, 11 įmetė Erikas Kučiauskas, 2 šie krepšininkai ir pelno liūto dalį taškų. Kitus 4 taškus yra įmetęs Valdas Liegus ir Arvydas Gronskis. 29-28. Vėl tik 1 tašku pirmauja Šiaulių komanda ir lieka žaisti 5 minutės 40 sekundžių. Olegas Bulancevas dviesiai įdengia Sakalų komandos krepšininkai ir pavyksta, pasiteisina ši taktika, nepataiko iš 3 taškų zonos Aleksandras Satyrovas, kurį buvo palikęs Arvydas Gronskis laisvą, kad padėtų dengti Olegą Bulancevą, tačiau nesugeba išnaudoti šios atakos Sakalų komandos krepšininkai ir dabar su kamuoliu Aleksandras Satyrovas. Perdavimas į kitą aikštelės pusę. Arvydui Tamkevičiui šis bando suklaidinti Andrių Giedraitį, grąžina kamuolį Robertui Giedraičiui. Robertas Giedraitis patenka į 2 Sakalų komandos krepšininkų dėžutę. Ir Arvydas Tamkevičius per Eriką Kučiauską iš baudos aikštelės vidurio. 31-28. Arvydas Tamkevičius tampa rezultatyviausių krepšininkų Šiaulių komandoje, pelnė jau 9 taškus savo komandą. Erikas Kučiauskas jam daro užtvarą, Eugenijus Piešina, tačiau tuomet Erikas Kučiauskas atsiduria prieš Olegą Bulancevą. Nepaisant to laimi, pats atkovoja kamuolį po varžovų krepšiu. Piešina iš 2 taškų, netaiklus metimas ir dabar jau nusiima kamuolį Arvydas Kalvelis, 1,97 cm ūgio krepšininkas. Perduoda į savo komandos draugui, gynėjai Robertui Giedraičiui ir pastarasis bando suklaidinti Gronskį iš 2 taškų. Taiklus metimas, labai staigus pirmasis žingsnis ir praleidęs Arvydas Gronskis Robertą Giedraitį baudos aikštelę. Dabar geriausia, ką galėjo padaryti, tai prasižengti. 33-28, 5 taškai jau skiria komandos. Gintaras Grigas, netaiklus dar vienas Sakalų komandos mėginimas ir vėl spurtuoja Šiauliai. Satyrovas iš 3, netaiklus metimas. Na ir nepavyksta pratęsti šių sėkmingų atakų serijos Šiaulių komandai. 33-28, 5 taškai. Skiria komandas, lieka žaisti 3 minutės 50 sekundžių ir dabar jau Gronskis suklaidina Giedraitį, tačiau nepataiko. Robertas Giedraitis prieš Andrių Giedraitį. Giedraičių dvikova. Ir ją galima sakyti laimi Andrius, tačiau laimi pusiau, kadangi kamuolys, nepaisant to, kad buvo nutraukta greita ataka, atitenka Šiaulių komandai ir štai šis Roberto Giedraičio prasiveržimas. Keitimas Šiaulių komandoje vietoj Olego Bulancevo į aikštelę. Į aikštelę grįžta 14 numeris 10 numeris Mindaugas Žukauskas. Vietoj Piešinos ką tik įeina į aikštelę Valdas Liegus ir tuoj pat berods ketvirtąjį kartą prasižengia Valdas Liegus. 33-28. Pirmauja Šiaulių komanda ir dabar baudas metantis Mindaugas Žukauskas didina skirtumą dar 1 tašku, 34-28 ir metimas netaiklus, laimi kovą dėl kamuolio Sakalų komandos gynėjas Arvydas Gronskis. Prasiveržia pro Robertą Giedraitį, perdavimas Andriui Giedraičiui ir vėl Gronskis su kamuoliu, tuo metu Valdas Liegus. Kairiajame aikštelės krašte jam kamuolį išmuša ir pabėga. Arvydas Tamkevičius iš viršaus į Sakalų komandos krepšį. 36-28. Na ir šis dėjimas iš viršaus pašokdina beveik visus, na vėl nemažiau kaip 1,5 tūkstančio Šiaulių komandos gerbėjų, bando juos šiek tiek atšaldyti Arvydas Gronskis, tačiau tritaškis metimas netaiklus ir klysta ir Šiaulių komanda.
nusivylimo atodūsis nuvilnyje Šiaulių Tauro salėje ir štai dar kartą šis Arvydo Tamkevičiaus dėjimas nebespėjo jau į gynybą Valdas Lievus. 36-28 pirmauja Šiaulių komanda, lieka žaisti 3 minutės iki kėlinio pabaigos. Kučiauskas iš 2 taškų. Kamuolys įsisuka iš krepšio ir jį atkovoja Šiaulių komandos krepšininkai. Likusių 2 minutėms 49 sekundėm iki kėlinio pabaigos. Jie turi 8 taškų pranašumą ir turi kamuolį. Dar vienas keitimas Šiaulių ekipoje. Sėdęs ant atsarginių žaidėjų suolelio vienas iš vyriausių komandos krepšininkų Aleksandras Safirovas, 32 metų sportininkas ir grįžta į aikštelę. Vietojo Raimundas Jocius ir vėl labai gudriai ir labai staigiai sužaidžia Arvydas Tamkevičius, pelnantis jau 13 tašką savo komandai. Na ir dabar pataiko Erikas Kučiauskas iš 2 taškų zonos. Erikas Kučiauskas pelno jau 13 tašką savo komandai. Prasižengia Arvydas Gronskis, sukerta per rankas Robertui Giedraičiui. Pirmoji Arvydo Gronskio pražanga 38-30. Sakalai vėl pirmauja 8 taškais ir baudas dabar meta Robertas Giedraitis. Abi iš šios komandos yra prasižengę jau daugiau nei po 8 kartus. Ir dabar Robertas Giedraitis mes 2 baudos metimus. Vėl keitimas Šiaulių komandoje. Na, matyt, gavęs naujausius trenerio nurodymus į aikštelę grįžta Aleksandras Sakirovas, o Robertas Giedraitis dabar meta baudas. Netaiklus baudos metimas, štai tie 40%, štai kuriais Robertas Giedraitis meta baudas ir antrasis metimas taiklus, kol kas 4 baudos metimus metė Robertas Giedraitis, taiklus tik vienas, 39 taškais pirmauja Šiaulių ekipa. Ir dabar 2 taškus pelno Andrius Giedraitis. Jis Sakalų komandai pelnė jau 16 taškų per pirmąjį kėlinį, lieka žaisti 2 minutės pirmoje rungtynių pusėje. Ir iš 3 meta Raimundas Jocius, pataiko 3 taškai, 42-32 ir tai yra trečiasis tritaškis Šiaulių komandos metimas. Na, dabar 3 taškais atsako ir Erikas Kučiauskas, kuris, kaip ir Andrius Giedraitis, jau yra įmetęs 16 taškų, taigi iš 35 Sakalų komandos pelnytų taškų 32 yra sumetę 2 krepšininkai. Erikas Kučiauskas ir Andrius Giedraitis. Na, dabar tęsiasi ši taikliųjų metimų serija. Iš 3 taškų zonos vėl pataiko Raimundas Jocius ir praranda kamuolį Sakalų komandos krepšininkai, praranda jie iniciatyvą pirmojo kėlinio pabaigoje. Na ir Šiaulių komanda jau kelintos greitos atakos metu siunčia kamuolį į užribį. Dar viena Šiaulių komandos klaida ir skirtumas išlieka nepakitęs, 10 taškų Šiaulių komandos persvara, 45-35. Ir dar vienas perimtas kamuolys. Ir vos vėl nepraranda kamuolio Šiaulių komandos žaidėjai Aleksandras Sakirovas, Robertas Giedraitis iš 3. Netaiklus metimas, Valdas Liegus su kamuoliu ir perduoda Erikui Kučiauskui. Erikas Kučiauskas. Perdavimas Gintarui Grygui, Gintaras Grygas prasiveržia, perduoda ir Liegus iš 2 taškų zonos. Netaiklus metimas, kovoja dėl kamuolio Erikas Kučiauskas, tačiau šį sykį jo atkovoti nepavyksta. Na, Erikas Kučiauskas atkovoja daugiausiai kamuolių Sakalų komandoje. Jis yra 4 vietoje visoje LKL. Per kiekvienas rungtynes nusiima vidutiniškai po 9,5 kamuolio. Tiek po savo, tiek po varžovų krepšiu. 10 taškų persvara, kuri didėja iki 13 po dar vieno taiklaus Raimundo Jocio tritaškio metimo. 11 taškų Raimundas jau įmetė šios dienos rungtynėse, 9 iš 3 tritaškiais metimais. Ir pats dabar prasižengia Andrius Giedraitis. Besiverždamas į baudos aikštelę, nuverčia Arvydą Kalvelį, 48-35. Tampa grėsminga Sakalų komandos padėtis, likus žaisti 16 sekundžių iki pirmojo kėlinio pabaigos. Minutės pertraukėlės prašo Šarūnas Sakalauskas, vyriausiasis Sakalų komandos treneris.
baudos aikštelėje stovėjusi Arvydą Kalvelį ir kamuolys atitenka Šiaulių komandai. Lieka 16 sekundžių iki pirmojo kėlinio pabaigos. Ir pradeda spausti savo varžovus Sakalų komanda. Andrius Giedraitis pasitinka Raimondą Jocį, pelniusi paskutinius 9 taškus Šiaulių komandai, dar tolokai iki tritaškio linijos. Mindaugas Žukauskas iš 3. Netaiklus metimas Erikas Kučiauskas. 2-1. Baigėsi pirmojo kėlinio laikas. Paskutinysis Eriko Kučiausko metimas netaiklus. Taigi po 20 minučių po pirmojo kėlinio aikštelės šeimininkai iš Šiaulių krepšininkai pirmauja 13 taškų persvarą. 48-35. Rungtos VT reklaminis stendas. Viena iš LKL rėmėjų. Viena iš pagrindinių LKL rėmėjų. Ir kartu su ją pagrindinių rėmėjų statusą Lietuvos krepšinio lygoje dar turi 2 įmonės. Tai akcinė bendrovė Utenos gėrimai ir Lietuvos akcinis inovacinis bankas. Taigi 48-35, 13 taškų Šiaulių persvara, kurios per antrąjį kėlinį pabandys panaikinti Sakalų komandą. Štai aikštelėje Sakalų komandos penketas, o vienas iš rezultatyviausių Šiaulių komandos žaidėjų Raimondas Jocius 11 taškų ir 100% pataikymas. 3 taiklus tritaškiai ir 1 taiklus metimas iš 2 taškų zonos. Labai sėkmingai Raimondas Jocius įsijungė į žaidimą pirmojo kėlinio viduryje. Pelnė jau 11 taškų, rezultatyviau už jį. Šiaulių komandoje žaidė tik Tamkevičius, pelnęs 13 taškų. Na ir rezultatyviausias Sakalų komandos žaidėjas Erikas Kučiauskas ir Andrius Giedraitis. Erikas Kučiauskas pelnė 15 taškų, Andrius Giedraitis įmetė 16 apskritai, tik tai 4 taškai, 4 krepšininkai pelnė taškus Sakalų komandai. Tai jau 2 minėti rezultatyviausiai Sakalų komandos žaidėjai ir dar po 2 įmetė Arvydas Agronskis ir Valdas Liegus. Na ir dabar Arvydas Agronskis pradeda sėkmingai, Sakalams pradeda antrąjį kėlinį 48-38. Tritaškis metimas ir skirtumas sumažėjo iki 10 taškų. Na ir startiniai abiejų komandų antrojo kėlinio penketai. Vilniaus Sakalai Erikas Kučiauskas, Arvydas Agronskis, Valdas Liegus, turintis 4 asmenines pražangas, Andrius Giedraitis ir Linas Kvedaravičius. Tokiu penketu Sakalai pradėjo pirmąjį kėlinį ir Linas Kvedaravičius atidaro savąją taškų sąskaitą. Na, labai panaši situacija buvo ir rungtynėse Panevėžyje, kuomet Linas Kvedaravičius per pirmąjį kėlinį nepelnė nė vieno taško, po to pataikė 4 tritaškius ir Sakalai, priminsiu, tos rungtynės laimėjo. Ir dar vienas netaiklus Šiaulių komandos metimas. Netaikliai dabar atakavo krepšį Mindaugas Žukauskas. Žukauskas iš 3, dar 3 taškai. 3 taiklus tritaškiai metimai. Toks yra Sakalų žaidimo rezultatas antrajame kėlinyje. Ir skirtumas tik tai 4 taškai. 48-44. Pavyzdinga gynyba ir taiklus tolimi tritaškiai. Pavyzdinga gynyba iki šios Šiaulių atakos, kuomet po krepšiu suranda atsidengusi Mindaugą Žukauską, Šiaulių komandos gynėjas. Ir Mindaugas Žukauskas pelno jau 7 tašką, o prasižengia Raimondas Jocius, 5 Šiaulių komandos numeris. Pirmoji asmeninė šio krepšininko pražanga. 50-43 Sakalams pavyksta sumažinti skirtumą iki 7 taškų, sužaista minutė 43 sekundės. Ir kamuolį aikštelę gražina Vilniaus Sakalų komandos puolėjas Erikas Kučiauskas ir Šiaulių komandos penketas Aleksandras Safirovas, Mindaugas Žukauskas, Sigitas Birutis, kuris dabar palieka aikštelę, vietoje į aikštelę grįžta Olegas Bulancevas, Robertas Giedraitis ir Arvydas Tamkevičius. Andrius Giedraitis su kamuoliu veržiasi pro Arvydą Tamkevičių, perduoda į kamuolį, metą pataiko iš 2 taškų, 50-45. Vėl skirtumas sumažėjo iki 5 taškų, lygiai 2 minutės sužaista antrajame kėlinyje su kamuoliu Žukauskas. Tamkevičius prasiveržė ir atmeta atgal kairiajame aikštelės krašte stovėjusiam Žukauskui. Pastarojo metimas netaiklus ir Sakalų komandos antskrydis. Arvydas Agronskis, Erikas Kučiauskas baudos aikštelėje. Perdavimas Liegui, na dabar Valdas Liegus nesiryžo mesti pro Olegą Bulancevą. Ta labai taikliai daro Linas Kvedaravičius. Taigi jau 2 tritaškiai metimai. Linas Kvedaravičius pelno 6 tašką savo komandai ir Sakalai per antrąjį kėlinį pelnė
jau 14 taškų, 14-2 jie laimi antrąjį kėlinį. Ir iš 14-12 buvo pelnyta 4 taikliais 3 taškais metimais Linas Kvedaravičius prieš Olegą Bulancevą. Judesiai ir pražanga Olegui Bulancevui, prasižengė antrąjį kartą Šiaulių komandos centro puolėjas. Ir dabar Linas Kvedaravičius mes 2 baudos metimus. Štai dar kartą prieš paskutinę Sakalų komandos ataka, kuomet 3 taškus pelnė Linas Kvedaravičius, kuris beje yra Sakalų komandos kapitonas. Taiklus baudos metimas 50-49. Sakalai įgyja galimybę išlyginti rezultatą. Linas Kvedaravičius 50-50. Linas pelno jau 8-ąjį tašką savo komandai ir sužaidus tik 3 minutės antrajame kėlinyje Sakalai per 3 minutės jau išlygina rezultatą. Priminsiu, kad jie pradėjo antrąjį kėlinį pralaimėdami 13 taškų persvarą. Ir kol kas nekaip antrajame kėlinyje atrodo Šiaulių komanda. Aleksandras Safirovas 2 taškai staigiai staptelėjęs meta iš 2 taškų zonos, pataiko nuo lentos Andrius Giedraitis. 2 taškai suklaidina Arvydą Tomkevičių ir iš po krepšio pelnydamas 2 taškus vėl lygina rezultatą Andrius Giedraitis. Jis, kaip ir Erikas Kučiauskas, pelnė jau po 18 taškų savo komandai. Ir dar viena Šiaulių klaida, dar viena nesėkminga ataka vėl su kamuoliu. Sakalai Arvydas Grodskis iš 2 taškų ir netaiklus metimas. Olegas Bulancevas laimi kovą dėl kamuolio. Vėl atakuoja Šiauliai 52-52. Rezultatas lygus, sužaista beveik 4 minutės. Ir kol kas Šiaulių komanda labai nesėkmingai atakuoja varžovų krepšį. Antrajame kėlinyje pelnė tik tai 4 taškus per 4 antrojo kėlinio minutės. Tuo tarpu Sakalai įmetė jau 18 taškų ir išlygina rezultatą. Raimondas Jocius, prie jo dabar Andrius Giedraitis. Olegą Bulancevą dengia Erikas Kučiauskas, kadangi Valdas Liegus turi jau 4 asmeninės pražangas ir dabar prasižengia Erikas Kučiauskas. Ir tai, jeigu neklystu, yra jau 4-oji Eriko Kučiausko pražanga. Na ir dar kartą, dar vienas epizodas, kuomet bandė grąžinti kamuolį į aikštelę Andrius Giedraitis. 2 taškai ir bauda. Dabar 2 taškus pelno Arvydas Tomkevičius. 54-52. Dar vienas baudos metimas. Arvydas Tomkevičius dabar gali padidinti skirtumą iki 3 taškų. Ir Šarūnas Sakalauskas stebi savo komandos žaidimą. Ir štai kaip neapdairiai dabar sužaidžia Sakalų komandos krepšininkai. Niekas taip ir nesugebėjo atkovoti kamuolio. Vos nepavyksta perimti Vilniaus Sakalams. Tačiau kamuolys išlieka Šiaulių krepšininkų rankose. Raimondas Jocius, Aleksandras Safirovas. Sunkios padėties prasiveržęs į baudos aikštelę meta Aleksandras Safirovas. Netaiklus jo metimas, tačiau pražanga. Nu, dar kartą šis epizodas, kuomet 2 taškus pelnė Arvydas Tomkevičius ir pražanga buvo įrašyti Sakalų komandai. 54-52 prie baudos metimų linijos Aleksandras Safirovas pataiko pirmąjį baudos metimą. Aleksandras Safirovas meta baudas 94% taiklumu. Taiklus ir antrasis baudos metimas. Jis, kaip jau minėjau, užima 2-ąją vietą visoje LKL pagal baudų pataikymo procentą. Iš 19 mestų baudų pataikė 18 Arvydas Gronskis ir prasižengė Raimondas Jocius. Užtvėrė kelią dabar į baudos aikštelę besiveržusiam Arvydui Gronskiui. Antroji Raimondo Jocio pražanga 56-52. Šiauliai vėl po truputį po 1 tašką pradeda didinti skirtumą savo komandos naudai. Matyt, atsigauna nuo to šoko, į kurį jie buvo įkritę po 4 taiklių Sakalų komandos 3 taškų metimų antrajame kėlinyje, tačiau vėl prasižengė Šiaulių komanda. Antroji Arvydo Tomkevičiaus pražanga 56-52, 4,5 minutės sužaista antrajame kėlinyje ir prie baudos metimų linijos Erikas Kučiauskas. Erikas Kučiauskas pelnė jau 18 taškų savo komandai. Ir netaiklus baudos metimas, antrasis mėginimas. Antrasis baudos metimas taiklus 56-53. 3 taškai skiria komandas. Lieka žaisti dar 15 minučių 20 sekundžių antrajame kėlinyje. Viskas dar prieš akis. Raimondas Jocius su kamuoliu. Robertas Giedraitis.
Labai staigus krepšininkas ir dabar gelbsti komandą. Erikas Kučiauskas numušdamas šokinėjantį kamuolį nuo lanko. Arvydas Gronskis, perdavimas Valdui Liegui. Ir išmuša kamuolį Valdui Liegui. Raimondas Jocius užmina ant galinės linijos. Tiksliau sakant, išvis išrieda iš aikštelės Erikas Kučiauskas, tačiau nebe Arvydo Tamkevičiaus pagalbos. Arvydas Tamkevičius prasižengia trečiąjį kartą šios dienos rungtynėse ir Erikas Kučiauskas grąžina kamuolį į aikštelę. Šiaulių komanda prasižengia jau 5 kartus antrajame kėlinyje ir tik vieną komandinę pražangą turi Vilniaus Sakalai. Arvydas Gronskis, netaiklus metimas, Kučiauskas su kamuoliu. Niekaip nepavyksta susitvarkyti su Eriku Kučiausku. Šiaulių komanda, Arvydas Gronskis, dar vienas metimas ir vėl Kučiauskas. Ir išmuša kamuolį dabar iš rankų Šiaulių komanda, tačiau teisėjas Kęstutis Pilipauskas rodo, kad aikštelę kamuolys paliko nuo Eriko Kučiausko kojos ir štai nespėja grįžti į gynybą Sakalų komanda, 2 taškai ir pražanga. Na ir dabar, kol diskutavo su teisėju Erikas Kučiauskas ir Šiaulių komandos 2 žaidėjai surengė greitą kontrataką. Arvydas Tamkevičius pelno jau 17 tašką savo komandai, o Sakalų komandoje komandai įrašyta antroji komandinė pražanga. Štai dar kartą šis epizodas. Ir taiklus Arvydo Tamkevičiaus metimas. 58-53 ir atrodo, kad pražanga buvo įrašyta pačiam Arvydui Tamkevičiui. Tai yra 4-oji jo asmeninė pražanga. 5 minutės 40 sekundžių sužaista antrajame kėlinyje su kamuoliu Šiaulių komanda. Jie pirmauja 5 ir tolimas, tačiau netaiklus Raimundo Jocio metimas. 2 taškai ir pražanga Andriui Giedraičiui. Dar vienas baudos metimas. Prie baudos metimų linijos Robertas Giedraitis. Na, tiesiog sunku pasakyti, kaipgi dabar prasižengia Andrius Giedraitis, tačiau skirtumas padidėja iki 5 taškų. Netaiklus metimas ir atkovoja kamuolį Sakalų komanda. Andrius Giedraitis prieš Aleksandras Sakirovas ir prasižengia Aleksandras Sakirovas. Pirmoji asmeninė Aleksandro Sakirovo pražanga. Na ir štai dar kartą šis epizodas atsiduria ant žemės Andrius Giedraitis ir matyt bandė taranuoti Robertą Giedraitį, tačiau Robertas Giedraitis sugebėjo dar pelnyti 2 taškus, tiesa baudos nepataikančių, skirtumą padidino 2 taškais, 60-55 ir dabar Sakalai bando sumažinti tą 5 taškų skirtumą. Erikas Kučiauskas. Perdavimas Linui Giedraičiui, jis meta iš 3 taškai, 60-58. Linas Giedraičius pelno jau 11 tašką per 6 antrojo kėlinio minutės. Aleksandras Sakirovas, netaiklus metimas ir vėl apkovoja kamuolį Sakalų komanda. Vėl Sakalai spurtuoja. Arvydas Gronskis, perdavimas Giedraičiui ir tiesiog perdavimas į baudos aikštelę, kur prieš Andrių Giedraitį buvo 4 Šiaulių komandos žaidėjai. Prarastas kamuolys, vėl su kamuolio aikštelės šeimininkai. Olegas Bulancevas kairiajame aikštelės krašte prieš Valdą Liegų, kuris turi 4 asmeninės pražangas. 4 kartus prasižengęs ir Erikas Kučiauskas. Ir Nerijus Rimkevičius, 2 taškai prasiveržęs, pralindęs po krepšiu. Pirmuosius 2 taškus pelno Nerijus Rimkevičius, Valdas Liegus. Ir nesiryžo perduoti kamuolį į baudos aikštelę įkirtusiam Giedraičiui. Ir netaiklus Lino Giedraičiaus metimas iš 3 taškų zonos, 62-58, sužaista 7 minutės antrajame kėlinyje. Šiauliai pirmauja 4 taškais. Robertas Giedraitis, Nerijus Rimkevičius iš 2 taškų. Netaiklus metimas, laimi kovą dėl kamuolio Bulancevas. Ir dar 2 taškai. Na, dabar pralaimėjo šią kovą. Pralaimėjo gal daugiau fizinę kovą Valdas Liegus prieš Olegą Bulancevą. Olegas Bulancevas sugebėjo vis tik atsidurti patogesnėje pozicijoje, kovojant dėl kamuolio. Ir rizikingas Valdo Liegaus perdavimas, tačiau paskutinysis kamuolį liečia Aleksandras Sakirovas ir į aikštelę dabar grąžins Erikas Kučiauskas. Jis atsiduria dabar prieš krepšį, metą nepataiko. Ir atkovoja kamuolį padedamas teisėjo dabar
Andrius Giedraitis, perdavimas Erikui Kučiauskui ir 2 taškai. Erikas Kučiauskas pelnė jau 21 tašką savo komandai ir vėl skirtumas sumažėjo 2 taškais. 64-60 pirmauja Šiaulių krepšinio klubas su kamuoliu. Dabar Aleksandras Satyrovas bandė prasiveržti pro Liną Kvedaravičių, nepavyko. Štai dabar jis atsiduria laisvas, meta iš 2. Netaiklus metimas ir kamuolys atitenka Šiaulių komandai. Paskutinysis įleidė Sakalų komandos gynėjas Arvydas Gronskis ir štai ši ataka, kuomet dviese Kęstutis Pilipauskas ir Andrius Giedraitis sužaidė prieš Aleksandrą Satyrovą ir Erikas Kučiauskas puikiai išnaudoja šią originalią situaciją, pelnydamas 2 taškus. 64-60 keitimas Šiaulių komandoje. Vietoj matyti nedidelę traumą gavusio ir šlupčiajančio Aleksandro Satyrovo. Į aikštelę grįžta 10 numeris Mindaugas Žukauskas. Mindaugas Žukauskas pirmajame kėlinyje pelnė 5 taškus savo komandai ir turi 3 asmeninės pražangas. Ir Sigitas Birutis iš 3 taškų taiklus. Vis tik atrodo 2 taškis metimas. Taip, 2 taškai, 66-60, 6 Šiaulių komandos taškai. Andrius Giedraitis, Valdas Liegus su kamuoliu prie baudos metimų linijos ir Gronskis. 3 taškai, 66-63. Iš 6 taškų lieka tik tai 3. Toks dabar yra Šiaulių komandos pranašumas. Ir štai per pirmąjį kėlinį Sakalų komanda pataikė tik tai 1 tritaškį metimą. Per antrąjį kėlinį ji jau 6 kartus taikliai atakavo nuo 3 taškų linijos. Ir sužaista tik 9 minutės. Nerijus Rimkevičius. Dar vienas 3-taškis metimas. Na, pagausėjo taiklių tolimų šūvių antrajame kėlinyje. Vėl 6 taškų persvara, 69-63. Ir prasižengia Robertas Giedraitis. Perėmė kamuolį Robertas Giedraitis iš Lino Kvedaravičiaus, tačiau stumtelėjo Liną Kvedaravičių ir prasižengė. Tai yra antroji Roberto Giedraičio pražanga šios dienos rungtynėse. Na ir Sakalų komanda yra prasižengusi jau daugiau negu 7 kartus ir tai yra gan nepalankis. Šiaulių komanda yra prasižengusi daugiau negu 7 kartus. Ir taikliai baudą meta Linas Kvedaravičius, 69-64. Antrasis metimas netaiklus, tačiau pažiūrėkite, Erikas Kučiauskas vėl buvo labai netoli to, kad atkovotų dar vieną kamuolį po varžovų krepšiu. Antrajame kėlinyje jis nusiėmė jau 3 kamuolius po Šiaulių komandos krepšiu. 69-64, 5 taškai skiria komandas ir pirmauja Šiauliai, sužaista 9 minutės 20 sekundžių. Klystos Šiaulių komanda, Erikas Kučiauskas perdavimas Rolandui Matuliui ir čia pat prarastas kamuolys, jie kovoja Nerijus Rimkevičius grumtynės aikštelėje. Ir dar vienas prarastas kamuolys. 4 kartus pasikeitė kamuolio šeimininkai šių grumtynių aikštelės viduryje metu ir galų galiai su juo vėl Šiaulių komanda. Giedraitis iš 2 taškų, netaikliai. Birutis, dar vienas metimas ir taikliai, 71-64. Erikas Kučiauskas ir dar kartą perima kamuolį Raimondas Jocius. Sėkmingai Raimondas Jocius žaidžia. Paskutinės 2 minutės perėmė jau antrąjį kamuolį ir dabar nuramina savo komandos draugus. 71-64 Šiauliai vėl įgyja 7 taškų persvarą. Puikus perdavimas, 2 taškai. Mindaugas Žukauskas po juvelyriško Raimundo Jocio perdavimo didina skirtumą iki 9 taškų, 73-64. Sužaista 10 minučių 8 sekundės antrajame kėlinyje ir minutės pertraukėlė. Taigi vėl matėte vienos iš LKL rėmėjų, firmos Viti klipą, 3 pagrindiniai LKL rėmėjai, ant kurių stovi visa Lietuvos krepšinio lyga, AB Utenos gėrimai, Lietuvos akcinis inovacinis bankas ir firma Viti. Na ir be abejonės, ne vien tik ant jų laikosi Lietuvos krepšinio lyga. Kiekvienas klubas turi dar po keletą sponsorių, kurie išlaiko būtent tą klubą. Na, Šiaulių komandos vienas iš pagrindinių sponsorių yra Šiaulių plentas, akcinė bendrovė Šiaulių plentas, nuo Vilniaus Sakalus remia Lietuvos akcinis inovacinis bankas. Taigi tęsiasi antrasis kėlinys ir prasidėjo antroji kėlinio pusė. Andrius Giedraitis meta
nepataiko, pats kovoja dėl kamuolio ir vis tik nepavyksta jo dabar laimėti Sakalų komandai. 73-64 pirmauja Šiaulių ekipa, aikštelės šeimininkai, lieka žaisti 9 minutės 30 sekundžių. Antrajame kėlinyje Raimundas Jocius. Prasižengia Arvydas Gronskis, sugriebė Raimundui Jociui už rankos ir tai yra antroji Arvydo Gronskio pražanga. Na, tai yra tik tai trečioji komandinė Sakalų komandos pražanga antrajame kėlinyje. Priminsiu, kad Šiaulių komanda yra prasižengusi jau daugiau negu 7 kartus ir jeigu Sakalų komanda sugebės išnaudoti šį pranašumą, jis turėtų būti labai veiksmingas, kadangi lieka žaisti dar 9,5 minutės, o po kiekvienos Šiaulių komandos pražangos dabar Sakalų komanda jau mes du baudos metimus. Viskas, aišku, priklauso nuo to, kaip taikliai juos mes Sakalų komanda. Ir vis tik neužeina kamuolys, neišrieda dar už šoninės linijos. Raimundas Jocius suklaidina savo varžovą ir vėl atkovoja kamuolį po savo krepšių Sakalų komanda. Na, antrajame kėlinyje beveik nepavyksta laimėti kamuolio po varžovų krepšių Šiaulių ekipai. Ir Gintaras Grigas dabar grūmėsi su Raimundu Jociu. Ir atrodo prasižengia Gintaras Grigas. Labai įnirtinga kova, lieka žaisti 9 minutės ir 9 Šiaulių komandos taškai. Gintaras Grigas prasižengia pirmąjį kartą, žaidė keletą minučių šis krepšininkas ir pirmajame kėlinyje. Ir vėl kamuolį aikštelę gražina Robertas Giedraitis, pereina į varžovo aikštelės pusę. 9 Šiaulių komandos taškai, Nerijus Rimkevičius perdavimas Tamkevičiui, Mindaugui Žukauskui ir vėl gelbsti komandą. Rolandas Amatulis numušdamas kamuolį nuo lanko, suklaidina dabar savo varžovą Andrius Giedraitis, tačiau kamuolys niekaip nenori įkristi į Šiaulių komandos krepšį. Robertas Giedraitis baudos aikštelėje, galima žaisti toliau ir taškus pelno Olegas Bulancevas, 75-64. Šiauliai pirmauja 11 taškų persvarą, pirmajame kėlinyje jie buvo įgiję 13 taškų pranašumą, tačiau po to Sakalų komanda antrajame kėlinyje puikius spurtus sušvelnino ir išlygino rezultatą. Nu, dabar prasižengia Šiaulių komandos puolėjas, 10 numeris Mindaugas Žukauskas. Tai yra berods 4-oji Mindaugo Žukausko pražanga. Ir štai dar kartą epizodas, kuomet pametė kamuolį Robertas Giedraitis, tačiau čia pat buvęs Olegas Bulancevas taikliai metė į Sakalų komandos krepšį. 75-64 ir prie baudos metimų linijos Linas Kvedaravičius. Dar 2 baudos metimai. Taiklus pirmasis Linas Kvedaravičius antrajame kėlinyje pelnė jau 13 taškų. Ir dar taipogi taiklus, o kadangi buvo mesta iš 3 taškų zonos, tai Linas Kvedaravičius meta ir trečiąjį baudos metimą. Ir taipogi taiklus 75-67, vėl skirtumas sumažėja iki 8 taškų. Lieka žaisti 8 minutės 10 sekundžių antrajame kėlinyje su kamuolio aikštelės šeimininkai Šiaulių krepšininkai. Raimundas Jocius. Ir Arvydas Tamkevičius perdavimas į baudos aikštelę, blokuoja metimą. Roberto Giedraičio metimą Sakalų komanda, pavyksta jam laimėti kamuolį. Ir skuba į priekį dabar Vilniaus Sakalai. Perdavimas Linui Kvedaravičiui. Ir netaiklus metimas. Vėl atakuoja Šiauliai. 75-67. Gana greitai žaidžia du komandos antrajame kėlinyje. Pagyvėjo žaidimas palyginus su pirmąja rungtynių pusė. Prasižengia dabar už aikštelės ribų išstūmęs Arvydą Gronskį Robertas Giedraitis. Trečioji Roberto Giedraičio pražanga, keitimas Sakalų komandoje. Vėl aikštelę grįžta Andrius Giedraitis. Jis keičia Liną Kvedaravičių. Štai dar kartą epizodas, kuomet blokavo Arvydas Gronskis ir Roberto Giedraičio metimą ir po to kamuolį atkovojo Sakalų komanda. Nu, dabar baudas meta Arvydas Gronskis. Taiklus baudos metimas. Štai paskutiniuosius 4 taškus jau Sakalai pelnė jau baudos metimais. Ir užskaito teisėjai ir šį metimą, kadangi Olegas Bulancevas, norėdamas numušti kamuolį, lietė tinklelį. Ir 75-68 taikliais 5 baudos metimais Sakalai sumažina skirtumą iki 5 taškų.
75-69 ir lieka žaisti 7,5 minutės, o atakuoja Arvydas Tamkevičius, atakuoja nesėkmingai, kovoja dėl kamuolio Nerijus Rimkevičius ir vis tik jį laimi Šiaulių komanda. Raimondas Jotis pribloškia Sakalus pirmajame kėlinyje, taiklių tritaškų metimų serija. Olegas Bulancevas su kamuolio Olegas Bulancevas ir iš 2 taškų zonos iš po krepšio vėl taikliai meta rezultatyviausias Šiaulių komandos žaidėjas. 77-65 pagaliau Šiauliai nutraukė nesėkmingo atakų seriją, tačiau prasižengia Nerijus Rimkevičius. Kaip minėjau, šis krepšininkas pernai metais rungtyniavo Kauno Laveros klube, o šiemet grįžo į savo gimtąjį miestą Šiaulius ir žaidžia jau Šiaulių ekipoje. 77-69 Erikas Kučiauskas. 22 Eriko Kučiausko taškas, štai dar kartą Šiaulių komandos ataka. Puikus perdavimas. Valdas Liegus net nebandė gesinti ar kaip nors uždengti Arvydo Tamkevičiaus baudos metimų, kadangi turi 4 pražangas ir Arvydas Tamkevičius tai puikiai išnaudoja. Perdavimas kamuolį po krepšiu atsidūrusiam Olegui Bulancevui. Skirtumas vėl tik 6 taškai ir netaiklus Olego Bulancevo metimas iš 2 taškų zonos. 77-71 pirmauja Šiauliai, tačiau su kamuoliu Sakalų komandos rezultatyviausias žaidėjas Erikas Kučiauskas iš labai sunkios padėties. 2 taškai, 77-73. Vėl skirtumas sumažėjo iki 4 taškų. Erikas Kučiauskas pelno jau 25 tašką savo komandai ir Sakalai vėl po truputį priartėja prie Šiaulių komandos. Dabar komanda skiria tik tai 4 taškai. Arvydas Tamkevičius didina skirtumą iki 6. 79-73. 19 Arvydo Tamkevičiaus taškas. Ir Valdas Liegus per Olegą Bulancevą. Netaiklus metimas ir išmuša kamuolį iš Nerijaus Rimkevičiaus rankų Erikas Kučiauskas. Štai dar kartą stebite šį momentą. Labai staigų šuolių turi Erikas Kučiauskas. Štai Aleksandras Sakirovas, kuris dabar dengia Eriką Kučiauską, nesuspėja net šoktelti, kuomet staigiai pašokęs kamuolį į krepšį metė Erikas Kučiauskas. Ir minutės pertraukėlė, kurios dabar prašo Šarūnas Sakalauskas. 79-73. Toks dabar yra rezultatas. Pirmauja Šiauliai, lieka žaisti 6 minutės. Taigi baigėsi ši minutės pertraukėlė. Lygiai 6 minutės iki antrojo kėlinio ir Šiauliai pirmauja 6 taškais. 6 taškai anaiptol negarantuojantis pergalės. Sakalų komanda praeitame ture žaisdama prieš Panevėžio Lietkabelio komandą pirmajame kėlinyje epizoduose pralaimėjo 13-11 taškų persvarą, tačiau baigiantis rungtynėms sugebėjo sulyginti rezultatą ir pratęsime nugalėti savo varžovus. Todėl Šiaulių komandos krepšininkai turi žaisti taip, tarsi rezultatas būtų lygus arba dar geriau, tarsi jie pralaimėtų 3 arba 5 taškais. Ir grumtynės baudos aikštelėje, kurias laimi ir 2 taškus pelno Arvydas Gronskis. 12 Arvydo Gronskio taškas, tai yra Arvydo Gronskio vidurkis. Vidutiniškai po 12,5 taško jis pelno per kiekvienas rungtynės. 14 minučių 40 sekundžių jau sužaidė komandos. Antrajame kėlinyje Robertas Giedraitis, kiek sulėtėjo Šiaulių komandos ataką, tačiau vėl sėkmingai įveikė gynybą. Sakalų komandos gynybą Arvydas Tamkevičius pelno 21 tašką savo komandai ir didina skirtumą, tačiau prasižengia Robertas Giedraitis. Ir tai yra 4 pražanga. Štai dar kartą šis epizodas, kuomet ir Valdas Liegus ir Erikas Kučiauskas puolė dengti Olego Bulancevo. O Arvydas Tamkevičius lengvai iš po krepšio pelnė 2 taškus. Na ir vėl pražanga ir 2 baudos metimai į Šiaulių komandos krepšį. Andrius Giedraitis taiklus baudos metimas 81-76. Skirtumas sumažėja iki 5. Lieka žaisti lygiai 5 minutės. Ir antrasis baudos metimas taip pat taiklus. Andrius Giedraitis pelnė 20 taškų savo komandai. 15 įmetė Linas Kvedaravičius, 12 Arvydas Gronskis ir 25 Erikas Kučiauskas. 81-77. 4 taškai skiria komandas po taiklių 2 Andriaus Giedraičio baudos metimų. Ir prasižengia Gintaras Grigas. Na, Gintaras Grigas yra
13-14 cm žemesnis už Olegą Bulancevą. Būtent Olegą Bulancevą dabar dengia Gintaras Grigas ir man norėdamas, kad Olegas Bulancevas negalėtų ramiai sugauti kamuolio, matyt stumtelėjo Šiaulių komandos centro puolėją Gintaras Grigas. Tai yra antroji jo pražanga ir atakuoja Šiauliai. Deda iš viršaus kamuolį Arvydas Tamkevičius, 83-77. Andrius Giedraitis, baudos aikštelėje, atsako 2 taškais, 83-79. Lieka žaisti 4,5 minutės antrajame kėlinyje ir Sakalai pralaimi 4 taškais. Su kamuolio aikštelės šeimininkai, Šiaulių krepšininkai, Olegas Bulancevas prie 3 linijos. Na, kuomet Šiauliai praeitame ture nugalėjo Šilutės komandą, tuomet Olegas Bulancevas savo komandai pelnė net 3 tritaškius metimus. Pataikė visus 3 metimus, o štai stebite dar kartą Arvydo Tamkevičiaus dėjimą iš viršaus. Dabar prie baudos metimų linijos Robertas Giedraitis, keitimas Šiaulių komandoje. Vietoj Arvydo Tamkevičiaus į aikštelę. Ne, vis tik Arvydas Tamkevičius neišeina iš aikštelės. Pasitaręs truputį su savo treneriu, Antanu Sireika vėl grįžta prie savo baudos aikštelės. 84-79 ir dar vienas Robertas Giedraitis metimas taipogi taiklus. Antrajame kėlinyje daug taikliau meta baudos Robertas Giedraitis. 85-79 atakuoja Sakalai, Arvydas Gronskis. Perdavimas Giedraičiui, šis meta iš 3, nepataiko ir nusiima kamuolį Sigitas Birutis. Šiauliai pirmauja 6 taškais ir puikus perdavimas ir prasižengia Andrius Giedraitis. Ketvirtoji Andriaus Giedraičio pražanga šios dienos rungtynėse. 2 baudos metimai ir prie baudos metimų linijos Sigitas Birutis. Na, jūsų ekranuose Antanas Sireika. Štai dabar jis pasikviečia jau Raimondą Jocį ir patarė Šiaulių komandos žaidėjų. Tuo metu pataiko pirmąjį baudos metimą. Sigitas Birutis, taiklus ir antrasis. Ir Šiauliai vėl nutolsta 8 taškais. Sakalų padėtis po truputį tampa grėsminga. Lieka žaisti 3 minutės 50 sekundžių. Erikas Kučiauskas grūmėsi dėl kamuolio, vis tik sugeba jį perduoti Linui Federavičiui. Gintaras Grigas, Andrius Giedraitis prieš Olegas Bulancevas ir prasižengė Olegas Bulancevas. Dabar staigiai padarė pirmąjį žingsnį. Staigiai žengė žingsnį į baudos aikštelę Andrius Giedraitis ir Olegas Bulancevas prasižengė 3 kartą. Vėl Andrius Giedraitis meta 2 baudos metimus. 3 minutės 38 sekundės iki rungtynių pabaigos ir 8 taškai skiria komandos, pirmauja Šiauliai, tačiau Andrius Giedraitis, vienas iš rezultatyviausių Sakalų komandos žaidėjų, dabar gali sumažinti skirtumą, tik 1 tašku, kadangi nepataiko pirmojo baudos metimo. Ir antrasis taiklus 87-80 pirmauja Šiauliai ir jie dabar su kamuoliu. Dabar turbūt Šiaulių komanda stengsis laikyti kamuolį 25-30 sekundžių. 87-80 ir 3,5 minutės. Ir perdavimas, kuris vis tik pasiekė tikslą, tačiau nepavyksta surengti greitos atakos. Ir pataiko iš 3 taškų 5 numeris Raimondas Jocius. 90-80 likus 3 minutėms. Šiauliai didina skirtumą iki 10 taškų. Puikus perdavimas ir prasižengia Olegas Bulancevas. Ketvirtoji Olego Bulancevo pražanga. Nuo prie baudos metimų linijos vėl Andrius Giedraitis. Puikiai dabar perdavė jam kamuolį Linas Kvedaravičius. Lieka žaisti 3 minutės ir 2 sekundės iki antrojo kėlinio pabaigos. 10 taškų Šiaulių komandos persvara. Taiklus pirmasis baudos metimas. Andrius Giedraitis savo komandai pelnė jau 24 taškus. Ir antrasis baudos metimas taipogi taiklus. 25 taškai skiria komanda. 25 taškus jau pelnė Andrius Giedraitis, o komanda skiria tik 8 taškai. Raimondas Jocius perdavimas Sigitui Biručiui, jį dengia Erikas Kučiauskas, kuris turi 4 pražangas. Ir dar viena puikiai sužaista Šiaulių komandos ataka. Vėl skirtumas 10 taškų ir vėl mažėja Sakalų komandos viltys 92-82. Lieka žaisti 2,5 minutės. Linas Kvedaravičius
ir perduoda kamuolį tiesiai Sigitui Biručiui į rankas. Vėl su jo Šiaulių komandos žaidėjas Raimondas Jocius. Dabar jį turėtų gaudyti Sakalų komandos krepšininkai po visą savo aikštelę. Tuo tarpu jis netrukdomas varinėjasi kamuolį ir taip naikina labai reikalingas Sakalų komandai sekundės. Dar viena rezultatyvi Šiaulių komandos ataka ir matyti jau pakrypo pralaimėjimų Sakalų komandai. Štai dar kartą šis epizodas. Sigitas Giedraitis bandė kelis kartus priversti, kad prasižengtų Sigitas Birutis, tačiau pastarasis sužaidė labai ramiai. 94-82 pirmauja Šiauliai, likus žaisti 2 minutėms 14 sekundžių. Taigi baigėsi šie minutės pertraukėlė. Šiauliai pirmauja 12 taškų persvarą, o Vilniaus Sakalams liko 2 minutės 14 sekundžių, kad tos persvaros nebeliktų, jeigu jie nori iškovoti 4-ąją pergalę. Na, su kamuoliu dabar Vilniaus Sakalų ekipa. Linas Federavičius, komandos kapitonas, labai sunkios padėties, netaiklus metimas ir dar kartą laimi kovą dėl kamuolio Šiaulių komanda. Ir Raimondas Jocius pereina į varžovo aikštelės pusę. Perdavimas po krepšiu stovinčiam Sigitui Biručiui, tačiau kamuolys nepasiekia Šiaulių komandos žaidėją. Kučiauskas iš 3 taškai, 94-85. Erikas Kučiauskas pelno jau 28-ąjį tašką savo komandai, lieka žaisti minutė 45. Šiauliams dabar svarbu kuo ilgiau laikyti kamuolį ir kuo geriau paruošti savo atakas. Ir dar 2 taškus pelno Sigitas Birutis, 8-asis taškas, vėl 11 taškų persvara pirmauja Šiaulių komanda. Netaiklus dabar Arvydo Gronskio metimas, tačiau prasižengia Robertas Giedraitis ir tai yra ketvirtoji Roberto Giedraičio pražanga. 96-85 prie baudos metimų linijos Arvydas Gronskis, 3 baudos metimai, o skirtumas 11 taškų ir tik minutė 26 iki rungtynių pabaigos. Pataiko Arvydas Gronskis, antrasis taip pat taiklus, 96-87. Ir dar vienas taiklus metimas, 96-88, 8 taškai skiria komandos. Paskutinieji Sakalų bandymai. Ir perdavimas Sigitui Biručiui, jo metimą uždengia Erikas Kučiauskas, tačiau prasižengia. 5-ąjį kartą. Ir likus minutei 18 sekundžių palieka aikštelę rezultatyviausias Sakalų komandos žaidėjas. 28 taškai Erikas Kučiauskas, tačiau to buvo maža, kad Sakalai iškovotų pergalę. Na, jie dar turi minutę 18, juolab, kad nepataiko baudos metimas Sigitas Birutis. Antrasis taipogi netaiklus ir Arvydas Gronskis su kamuoliu, skirtumas tik 8 taškai, tačiau laiko labai mažai, minutė 10. Užmina ant šoninės linijos Gintaras Grigas, štai dar kartą šis epizodas Erikas Kučiauskas. Na ir iš toli atrodo, kad viskas buvo atlikta labai švariai, tačiau teisėjas buvo arčiau. Na ir iš tokių padėčių, tokiose situacijose blokuoti metimą be pražangos yra labai sunku, juolab, kad varžovas yra. Kad Erikas Kučiauskas darė tai už Sigito Biručio nugaros, dar 2 taškus pelno Olegas Bulancevas, 17-asis jo taškas ir skirtumas vėl padidėjo iki 10, 98, lieka žaisti 40 sekundžių. Prasižengia Raimondas Jocius su 3-oji jo pražanga. Na, tačiau Šiauliai jau atrodo
iškovoja 5-ąją pergalę Lietuvos krepšinio lygos pirmenybėse ir dabar viskas priklausys nuo to, kaipgi sužais Olimpas su Lavera. Jeigu Lavera pralaimi Plungės Olimpui, tuomet Šiauliai pakyla į 4-ąją turnyrinės lentelės vietą. 98-89 ir antrasis baudos metimas taip pat taiklus 98-80. Dabar dar Sakalai bando spausti Šiaulių krepšininkus po visą aikštelę, tačiau spaudžia nelabai aktyviai, gan laisvai perdavinėja viens kitam kamuolį Šiaulių žaidėjai ir štai Arvydas Tomkevičius netaiklus metimas. Lieka žaisti 25 sekundės ir Olegas Bulancevas dar 2 taškai. 20-asis Olego Bulancevo taškas šios dienos rungtynėse. Vėl su kamuoliu Sakalų komanda, paskutinieji taiklus, tačiau jau nelabai ką gelbstintys metimai. Raimundas Jocius, prasižengė Linas Kvedaravičius, 193. Šiauliai pirmauja 7 taškų persvarą, lieka žaisti 9 sekundės ir baudas mes Raimundas Jocius. Šiaulių komandos žaidėjas labai sėkmingai žaidęs pirmajame kėlinyje, antrajame kėlinyje daugiau skirstęs kamuolius savo komandos draugams. Dabar pataiko dar vieną baudos metimą, 15-asis Raimundo Jocio taškas. Vidutiniškai per kiekvienas rungtynes jis pelnydavo po 3 taškus ir štai šiandien jų įmetė jau 15. 5 sekundės iki rungtynių pabaigos prasižengia Raimundas Jocius. Tai yra 4-oji jo pražanga, 2 baudos metimus dabar mes dar Andrius Giedraitis. 101-93 Šiaulius jau galima sveikinti su dar viena pergalė, su 5-ąją pergalę LKL pirmenybėse ir Šarūnas Sakalauskas. Vis tik Antanas Sireika grąžino jam skolą, bent jau pusę skolos už praeitų metų 2 pralaimėjimus. Aukščiausios lygos superfinale Andrius Giedraitis pataiko abu baudos metimus. 101-95, 6 sekundės skiria Šiaulius nuo 5-osios pergalės. Perdavimas per visą aikštelę, užmina ant šoninės linijos Gintaras Grigas, baigėsi laikas. Ir pergalę rezultatu 101-95 iškovoja Šiaulių komanda, na o netrukus